Šiandieną mūsų studijoje vėl projektas Gyvas lietus. Ir dar kartą noriu tiesiog visiems priminti, kad šiais metais mes dirbame kartu su MAMA apdovanojimais, kurie jau sparčiai juda į priekį. Mūsų žinioms šiandien mes gavome naujienas, jog MAMA apdovanojimai šiais metais yra jau pasiruošę pristatyti penketukus ir gruodžio 12 dieną Vilniaus klube Exit bus pristatyti penketukai. Šis renginys bus atviras visiems, todėl jeigu norite būti pirmieji ir išgirsti penketukus, kurie pretenduoja tapti šių metų nugalėtojais, nueikite būtinais tenais. O šiandieną mūsų studijoje yra grupė, kurios pristatyti vėlgi man nereikės labai stengtis, dėl to, kad tai yra tikrai žinau, kad mūsų klausytojams visiems puikiai žinoma grupė. Tai yra grupė Pelenai. Sveiki. Sveiki. Tai gal visų pirma, prieš šiek tiek pakalbant su jumis, pristatykite savo komandą, kuri šiandieną susirinko šį čia pas mūsų studijoje. O, mielai. Klavišais pas mus. Nuo neatmenamų laikų. Saulius, kaip ir visi kiti. Gitara Audrius. Žaneta, kuri man padeda visą laiką padainuoti. Gintas ir Vaidas būgnais. Labai malonu, sveiki visi. Tai aš tiesiog nieko nelaukdamas eisiu iš karto prie reikalo, nes kiek aš žinau, praėjo 4 metai nuo jūsų paskutinio albumo. Ir dabar jūs išleidote naują albumą, kuris vadinasi Zona 51. Taip? Iš kur toksai pavadinimas? Ką jis reiškia? Greičiausiai čia mes jau su Gintu peržengėm šitą zoną. Tai čia apie amžių eina kalba. Čia nėra ką slėpti. Jo, čia gal Gintas ir kitą užmanimą turėjo, bet aš manau, kad ką čia paslėpsi. Ok, viskas tada aišku. O, tarkime, kūrybinis procesas šito albumo, ar tai buvo visus 4 metus intensyviai dirbta, ar tai buvo tiesiog pajutėt, kad atėjo akimirka ir per šios metus jūs jį įrašėte? Čia Ginto reikėtų paklausti. Gintai, gal jūsų galima paklausti, aš galiu prieiti prie jūsų su mikrofonu ir galite papasakoti. Kodėl 4 metus? Taip, kodėl? Todėl, kad tiek laiko reikia, kad sukurti naują albumą. Labai išsamus atsakymas. O galbūt galima paklausti, kokia bus šiandien programa? Ką mes lauksime, ką mes išgirsime? Ar tai bus dainos iš naujo albumo būtent? Jo, mes padainuosim 3 dainas iš naujo albumo. Pirmoji, kol žvaigždės kalba, o viena bus iš senų albumų. Kažkurio albumo, nežinau pagal skaičių, kurio. Mes nieko tokia. Supratau. Tai linkim sėkmės, ačiū labai, kad atėjote pas mus į studiją. Klausytojams noriu palinkėti gero klausimo. Šiandien projekte Gyvas lietus, grupė Pelenai. Baigsiu šią naktim, mano sparnai tai svajos neša tolyn. Negaliu sustoti ir laukti, kol nuspręsi eit ar likt. Imk, negalvok mano ranką, eik su manim. Imk mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Kiek turim, mes laiko jūra, jie skirta tik tau ir man. Imk mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tik kiek turim, mes laiko jūra, jie skirta tik tau ir man. Kam viena skaičiuotė lemta, jų turėti kiek turėjau. Gyveni tik kartą, leis pasirinkt. Karagauti nėra karas, išbandyt ko nebandei. Tavo kryptis, kur svajos, jos nepaleis. Imk mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tik kiek turim, mes laiko jūra, jie skirta tik tau ir man. Imk mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tik kiek turim, mes laiko jūra, jie skirta tik tau ir man.
kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tikėk, kad turim, mes laiko jūrą, jis skirta tik tau ir man. Į mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tikėk, kad turim, mes laiko jūrą, jis skirta tik tau ir man. Į mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tikėk, kad turim, mes laiko jūrą, jis skirta tik tau ir man. Į mano ranką, kol žvaigždės kalba, aš dovanoju naktį šią tau. Tikėk, kad turim, mes laiko jūrą, jis skirta tik tau ir man. Aš dovanoju naktį šią tau. Jis skirta tik tau ir man. Woo! Va čia toks pirmas blynas. Tiesiai į eterį. Jo, dabar mes pagrosim jums dainą pavadinimu Tebūnie. Degančiom širdim amžinai.
Nusidėliantis ir žvaigždės. Tebūnie mus skyrė audros, jas įveikt padėjo maldos, mes vienam kely degančiam širdim amžinai. Mes vienam kely degančiam širdim amžinai. Merci beaucoup. Jau, tokia dabar sena gera daina. Tylos aidas. Rytas lietui ir žingsniai, tolstantis vėl nuo manęs, primena man tavo akių liūdną žvilgsnį vėl. Aš prarandu kažką. Buvo dienų lyg sapnas, buvo tik veidai, buvo akli, nieko aplink nematėm net, prarasdami kažką. Sugrįžk lietum, tu sugrįžk sapnais, tu sugrįžk vasaros spalvų drukiais, tavo žingsniai aidi tyloje, tik man. Tu sugrįžk sapnais, tu sugrįžk vasaros spalvų drukiais, tavo žingsniai aidi tyloje. Rytas lietui ir žingsniai, tolstantis vėl nuo manęs, primena man tavo akių liūdną žvilgsnį vėl. Aš prarandu kažką.
Va štai tokia daina dar viena apie lietų. Čia ko gero apie radio stotį lietų. O, gerai. Jo, dabar akustinė dar versija bus viena. Daina pavadinimu Neliūdėk, kad sapnas baigės. Čia mes norėtumėm šią dainą skirti patiems mažiausiems, visiems klausytojams jo radio stoties. Jeigu tokių yra, kurie dar klausosi ir nemiega. Pietų miegu. Jei žinočiau, kur prabėgę metai, slepiasi laikę, jų ieškočiau, raščiau laiko ratą, suktelčiau atgal, kad galėčiau dar nors vieną dieną su tavim pabūt ilgiau. Aš žinau, kad kelias vienas ir jo negrįžta atgal. Neliūdėk, kad sapnas baigės, bus dar tų sapnų. Neliūdėk, nes lieka žvaigždės dangui, šilti prisiminimai, aš ir tu. Jei galėčiau akmenis nurinkčiau tavam kely, per gyvenimą už rankos vesiu, kol būsiu su tavim. Man ilgu tavęs dar neišėjus, tavo šypsenos akių, jos lyg žvaigždės, žvaigždės mėnesienoj, dalis tavęs danguj. Neliūdėk, kad sapnas baigės, bus dar tų sapnų. Neliūdėk, nes lieka žvaigždės dangui, šilti prisiminimai, aš ir tu. Neliūdėk, kad sapnas baigės, bus dar tų sapnų. Neliūdėk, nes lieka žvaigždės dangui, šilti prisiminimai, aš ir tu. Štai taip trumpai mes ką norėjom jums pademonstruoti šiandien. Ačiū labai už tokį gražų pasirodymą, visa radio stotis Lietus. Jums labai dėkoju. Tikiuosi, kad patiems patiko, kaip jaučiatės. Viskas gerai? Labai, super. Na tai, ne kasdieną. Tai labai smagu buvo. Ačiū labai dar kartelį. Ačiū. Ir palinkėsime klausytojams geros likusios dienos ir iki pasimatymo kituose projektuose.